Namaste. Jau kuris laikas Madonos ir motinos Teresės energija nori per mane atsiųsti žinutę. Tiek man, tiek ir jums. Tad kviečiu šiandieną įsiklausyti, patirti ir pajausti, ką tokia švelni, motiniška, pamaldi energija nori mums dabar perduoti. Kelis kartus giliai įkvėpkime kartu. Per nosį įkvėpiu, per burną iškvėpiu. Dar kartą. Ir dar kartelį. Ir pradėsiu maišyti kortas. Pradėsiu maišyti taro kaladę. Žiūrėsime, kiek norisi kortų dėlioti. Meditacijos metu turėjau tarsi tokią viziją, vis matyti, ar jie vadovausios. Gal šiandien jausiuos kitaip ir matysiu, kad kortų noriu daugiau ar mažiau. Pirmiausia, sumaišau visas kaladės. Ir padedu orakulo kortas į šoną kol kas. Pradėsime nuo taro. Taigi, kokia ta žinutė yra nuo Madonos motinos Teresės? Prieš išdėliosiu kortas užverstas. Pabandykite pajausti, gal kuri nors korta specifiškai traukia jūs. Pasižiūrėsiu, kad būtų matyti. Taigi taro kortos kol kas 6. Kažin ar išeis padaryti, kad viską matytumėt, bet tikrai parodysiu visas kortas iš arčiau. Dabar išmaišysiu protėvių, angelų, sargų kortas. Manau, kad irgi. Ir vienas turbūt tinkamiausių orakulų šiai temai tai yra deivių orakulas. Deivių meilės orakulas. Jaučiu, kad iš čia paimsime vieną kortą ir perskaitysiu žinutę iš knygelės. Ačiū. Viskas kol kas paslaptinga, tad yra puikus momentas atidžiai pasižiūrėti ir gal kokia korta, kaip ir minėjau, yra labai traukia intuicija, tarsi nori ją atversti. Vėliau tai pasižiūrėsime, ką gali reikšti, nes apeisime aplinkui visas kortas, žinoma bendrą žinutę. Tai pradedame žiūrėti. Pirma korta, kuri sunkiai jums matosi, yra The Hangman. Matau, kad jinai apsvertus, bet šiandien aš skaitysiu kortas pozityvia tik tai linkme, tai pataisau. Sekanti yra Nine of Swords.
King of Coins. Hierophant. Nine of Coins. Seven of Cups arba Chalices šitoje kortų kaladėje. Lietuviškai tai būtų taurės. Taigi, pradžioje pasižiūrėsime, kokia žinutė eina per taro kortas. Matau, kad nori perduoti, jog reikia būti kantriems ir pasitikėti tuo, kas vyksta gyvenime. Gali būti sunkumų, bet kardų devynė sako, jog tai yra kaip uždarimas to ciklo. Tie sunkumai, kurie kelia galbūt problemas, yra mums reikalingi, kad kantriai juose išbuvus išaugtume į karaliaus energiją. Karaliaus, kuris pasitiki savimi, savo vidinę stiprybę. Čia yra pinigėlių karalius. Jis yra labai įsižeminęs. Jeigu galvoti apie elementą, tai būtų žemės elementais. Kaip matome, ant jo sosto yra tarsi jaučio galvos. Tai irgi simbolizuoja tą jo stabilumą ir saugumą. Tai kalbama labiau apie materiją. Tad šiuo atveju gali būti sunkumai kylantis mintyse. Tai gali būti susiję ir su finansinė situacija, bet nebūtinai. Tiesiog kantrybė ir tų skausmų išjautimas, tarsi išliūdėjimas, atveda į labai tvirtą poziciją, kurioje jaučiamės saugiai. Taip pat ir dvasinis vedlys, the Hierophant, rodo labiau dvasinį tokį stabilumą, ryšį patį su visata, su Dievu, kas kaip vadina. Tad šios dvi kortos, karalius, pinigėlių karalius ir Hierophant, jos rodo balansą. Ir iš tikrųjų, kadangi tai yra vyriška energija tiek karaliaus, tiek dvasinio lyderio, tai rodo, kad mūsų veiksmai, mūsų aktyvioji pusė yra balanse tiek su materija, tiek su dvasia savo, dvasia, arba kitaip su Dievu, kaip minėjau. Tiesiog ne visiems šitas žodis patinka ir iš tikrųjų tų būdų, kaip vadinti visumą, yra labai daug. Tai pasirinkite taip, kaip jums širdžiai miela. Toliau, ką turime? Pinigėlių 9 rodo gausą, derlių. Kaip matote, čia moteris apsupta gamtos gėrybių ir taip vaizduojama pinigėlių su rankose paukščiu. Tai yra klestėjimo korta, būnant toj ramybei. Ir taurių 7 mums kalba apie tai, kad pasirinkimų yra daug. Ir taip, vieni gal nėra susilygiavę su mūsų sielos troškimais, kiti yra susilygiavę ir iš tikrųjų tai irgi, matau, šitoje žinutėje yra skatinimas rinktis tai, kas miela ir gera širdžiai.
Ir iš tikrųjų iš viso to per kantrybę tam tikrus iššūkius, kuriuos mes įveikdami paaugame, galime įeiti į tą veikimo balansą, į tą savo vyriškosios energijos balansą ir iš tikrųjų gyventi tam klestėjime ir lengvume, ką simbolizuoja šita korta, taip pat per moteriškumą. Tai mūsų yra moteriškoji energija. Visą laiką prisiminti, jog pasirinkimų yra begalės, tai yra mūsų vaizduotės reikalas ir yra labai žavu, kad šiais laikais mes tiek visko galime pasirinkti. Graži energija eina iš tikrųjų tokia motyvuojanti, jaučiu, labai mylinti, apgaubianti. Jaučiasi, kad Madona, motinos Teresės energija skatina mus subalansuoti savo vyriškąjį pradą, aktyvųjį veiksmų, kad mūsų moteriškasis pradas galėtų būti lengvume ir klestėjime, visapusiškame klestėjime. Pinigai tai tik vienas aspektas, kuris irgi yra labai svarbus, bet tuo pačiu yra dar daugybė sveikata, mūsų fizinė, emocinė, mentalinė būklės. Kas toliau? Turime great teacher, learn from spiritual experience. Juokinga, nes primena iš tikrųjų Jėzų, Kristaus sąmonę, kuri ir gimė iš Marijos. Ką tai mums sako, jog atkreipti dėmesį į savo intuiciją, į tai, kas iš tikrųjų viduj tarsi kažką sujudina ir mokintis iš to pajautimo, mokintis suprasti, ką tas pajautimas sako. Kiekvienam mūsų jisai yra visai kitoks ir jo čia yra svarbu tiesiog pasitikėti tuo, kas ateina iš širdies ir leisti tai žiniai, kaip tam paukščiui, laisvai reikštis pasaulyje. Tai, kas ateina iš širdies. Orakulas, wait for important information. Tai ši korta yra iš tikrųjų toks kaip rodiklis, kad gali ir per šitą kortų skaitimą arba greitų metu tiesiog ateiti informacija tam tikra, kuri irgi iš tikrųjų yra labai subtili ir jinai dažniausiai ateina per intuiciją, gali ateiti iš aplinkos, per kitus žmones, bet mes tiesiog pajaučiame vidumi, kad čia tai, ko man reikėjo čia ir dabar. Ir iš tikrųjų ačiū. Ir kai taip pasijuntame, tai reiškia, kad ta informacija iki mūsų atėjo. Ši energija dar atneša, reiškia, kiekvienam iš mūsų ir dovanų. Ir paskutinė šios kaladės korta yra Shapeshifter, Transform and Unveil Your Gifts. Tai yra korta kviečianti mus turimus savo gebėjimus, talentus, tiesiog bet kokius įgūdžius, pritaikyti juos kūrybiškai, galbūt kitokia forma, negu mes norime ar įsivaizduojame, tiesiog pažvelgti į tai iš kito kampo. Gal pabandysiu duoti pavyzdį. Pavyzdžiui, esu metalo kalvis. Ir visą laiką darau tiesiog tam tikras užduotis, klientų, užsakovų pageidavimus. Tai šita korta
kviestų, sakykime, į tokią situaciją pažiūrėti kitaip, pamatyti, kad gerai, tarkim, aš moku valyti kaip ir metalą, esu kalvis, puikiai padarau šios produktus savo klientam, klientai yra patenkinti, bet galbūt aš galėčiau kažką sukurti kitokią, sakykime, kokią skulptūrą, gal kažką per tai save išreikšti tarsi. Tai čia toks vienas iš pavyzdžių, bet yra daugybė situacijų, kaip galima iš tikrųjų savo gabumus, kuriem galbūt kartais atrodo tik tai vienai sričiai tinkami, pasižiūrėti iš kito kampo, tarsi pakilti su, kaip matome, čia yra erelis, tai tarsi pakilti į tą aukštį, erelio skrydį ir pamatyti, kiek dar daug visko galima padaryti su tuo, ką aš moku. Ir tikrai taip yra. Pačiai tekia susidurti ir būna gera, kai atrandame naujų būdų, kaip pritaikyti savo jau turimas žinias visai kitai kampu, o žinios tai juk tos pačios. Ir paskutinė korta iš Deivo orakulo Awakening. Live in the moment. Iš tikrųjų labai graži korta su gulbės atvaizdu, sparnai, triušiukas ir ta liepsna, kuriai laiko moteris ties savo saulės reiškiniu širdim, kur ir yra mūsų ta vidinė liepsna, mūsų vidinė saulė ir kaip iš tikrųjų parodyta, kaip susijungia tiek naktis, tiek diena, viskas persipina, kaip tarsi iš saulės, vienoj rankoj tarsi saulė, kitoj ta vidinė liepsna. Ir tas, taip, gyventi šią dieną, kaip nuostabu yra gyventi šiuo momentu ir pilnai jam atsiduoti, jausti savo kūną, jausti save. Pabudimas, kaip ir pakalnutės pavasarį, tai gražu iš tikrųjų. Aš jaučiu, kad kuris laikas jau mes einame, tobulėjame, žinoma, tai tobulėjame visomis prasmėmis, tiek technologijomis, tiek ir savo vidumi. Ir va tas dalinimasis ir šiuo metu, kad galim prieiti prie visos tos informacijos ir kiek iš tikrųjų jos yra daug iš viso pasaulio, visokių praktikų ir daugelis žmonių daro tiek tą pačią jogą, kvėpavimo pratimus, kortų skaitimai. Visa tai yra tiesiog įrankiai, instrumentai, kaip mums jaustis gerai, kaip mums jaustis tiesiog nuostabiai ir gyventi tą savo tikrąją versiją, kuri visada yra mumyse. Tai dabar perskaitysiu iš knygutės, ką korta sako. Tik paskaičiau šios kortos dar aprašymą knygutėje. Ir iš tikrųjų, kaip visada, viskas labai gražiai susiveda. Kadangi angliškai parašyta, tai tiesiog išbaigimui tą ir noriu pasakyti, jog šita korta vėlgi primena apie tai, jog žiūrėtume tai, kas yra mumyse, ką mes turime viduje, čia ir dabar. Ir labai panašiai kaip tas shift. Mes, kiekvienas iš mūsų šią sekundę turime kuo dalintis su pasauliu ir taip yra visada. Ir visada reikia, jeigu jums yra noras kažką padaryti, kažką pasakyti, taip ir reikia daryti, nes mes net neįsivaizduojam, kokius veiksnius tai vėliau sukelia. Ir iš tikrųjų
Mes negalim žinoti, bet tiesiog esame kviečiami gyventi šiuo momentu ir tai, ką jaučiame, tiesiog daryti ir suvokti, kad mes esame pakankami, mes esame verti ir pilni visada. Esu dėkinga motinos Teresės ir Madonos energijai, kuri mane pakvietė būti jų laidininkė. Esu dėkinga jums, tiems, kurie klausėte, įsiklausėte, pajutote. Kviečiu giliai kartu dar įkvėpti, iškvėpti ir nusišypsoti. Namaste.